Tai šiandieną tą ir liesiu temą, tai kaip saugumas pavirsta mums komforto zoną ir kada pradedam prarasti budrumą. Tai pradžiai turbūt norėčiau irgi pradėti nuo pasaulinių tendencijų apie cyber pasaulį. Tai kibernetinių grėsmių skaičius pasaulyje pagal statista.com, tai nuo 2019 metų kiekvienais metais auga dvigubai. Ir šiais metais siekia beveik 15 trilijonų JAV dolerių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tiek organizacijas išleidžia įvairiem saugumo sprendimam, tam, kad jos apsisaugotų, tiek iš kitos pusės jos praranda didžiulę pinigų sumą, prarasdami duomenis, prarasdami klientus. Ir kaip matom, tas pasaulyje saugumo grėsmės tik tai auga, jų tik tai didėja, ypač dar ką lietė Edvinas, su situacija, kurią turim pasaulyje, su konfliktiniam šalim, kurios dar labiau paskatina tas kibernetinės grėsmės. Ir pasaulyje turbūt kiekvieną savaitę žiniasklaida atsiranda vienas ar kitas pranešimas, kaip buvo įsilaužta vieną ar kitą didelę organizaciją. Ir vienas iš paskutiniųjų tai irgi vienas labiausiai augančių produktų, ChatGPT. Tai irgi pernai metais turėjo incidentą, kibernetinį incidentą, kuomet buvo įsilaužta į jų duomenų bazės ir buvo paviešinti keletą vartotojų prisijungimų duomenis. Tai, kaip matom, AI auga tendencija, lyg ir vienoje pusėje AI prieš AI kovoja, bet blogiečiai vis tiek šiek tiek nugali ir sugeba prisiliesti prie technologijų. Ir dažnai kalbėdamas su klientais jaučiu, kad čia sakom pasaulis, ten jis yra toli, ten vyksta už Atlanto visas kibernetiniai incidentai. Pas mus Lietuvoje yra kitaip. Pas mus Lietuvoje sprendimai kitokie, organizacijos kitokios, mes esame mažiau patraukus, mažiau įdomus. Tad pamėginsiu panagrinėti labiau lietuviškas istorijas ir labiau realijas, kurios nutinka čia ir dabar. Tai pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro statistiką nuo 2020 metų Lietuvoje nutinka vidutiniškai apie 4000 incidentų. Ir čia buvo labai geras pastebėjimas Ugniaus, kad didžiąją dalį tų incidentų čia yra tik tai tie, kurie buvo pranešti. Manau, kad nemaža dalis incidentų yra dar nepranešta. Tai organizacijas neprisiduoda kibernetinių saugumo centrai, nes greičiausiai nenori viešumo, nenori gėdos, nenori pildyti dokumentacijos apie tai, kad pas juos nutiko incidentas. Kita dalis, tai už 2023 metus kol kas dar statistikos nėra, bet vienas iš mūsų pavyzdžių, kaip teikdami saugumo operacijų centro paslaugas, tai stebėdami organizacijos ir užkardinami saugumo incidentus, tai mūsų centras vien per mėnesį užkardo 4000 bandymų įvairių patikrinimo, ar kas mėgina įsilaužti. Ir nagrinėjant Lietuvos žiniasklaidą, vėlgi atrodo, kad tų incidentų tikrai daug daugiau nutinka. Ir aš sakyčiau, turbūt po vieną per mėnesį žiniasklaidoje atsiranda pranešimas apie tai, kad nutiko vienas ar kitoks incidentas. Paskutinis, ką visi matėme, tai Ignitis, čia jau linksniuotas ne vieną kartą, tai patyrė programišią ataką, buvo nutekinti Ignitis ON klientų asmenų duomenys, buvo sutrikusi elektromobilių krovimo stotelių veikla, po to kitų, vėlgi buvo tamsiajame internete pardavinėjami duomenys universiteto, prieš tai dar buvo AIVA sistema, IT įmonės duomenys, vėliau paaiškėjo, kad šie duomenys yra labai seni ir gal nebėra tiek aktualūs. Dar anksčiau turėjom Vilniaus universiteto istoriją, kai įsilaužė į informacinę sistemą ir nutekėjo vartotojų duomenys. Per NATO susirinkimą iš viso turėjome net keletą atakų, skirtingų atakų. Viena iš labiausiai bent jau man įdomiausia tai buvo, kad prekybos centre Panorama skambėjo vietoj muzikos propagandinės žinutės. Ir dar prieš tai turėjom Švaros brolių incidentą, kuomet vėlgi buvo įsilaužta ir nutekinta duomenų bazė su jų klientų duomenimis. Tai nagrinėjant tą visą informaciją atrodo, kad tikrai daug Lietuvoje tų incidentų nutinka ir tie incidentai iš tikrųjų yra skaudus. Tad šiandien ir pamėginsiu panagrinėti,
keletą atvejų ir ką galime iš jų pasimokyti, ką galime pritaikyti savo. Tai keletą principų. Tai pradžioje, kad visa informacija surinkta iš viešų šaltinių, tai buvo pasinaudota nacionalinio kibernetinio saugumo incidento ataskaitomis, vieša informacija internete, gaila BI dar kol kas surinkta, bet ta informacija buvo viešai prieinama ir iš to daromos išvados. Analizavau per 3 dalis, tai incidento įvykio priežastis, kodėl nutiko incidentas arba per kur buvo įsilaužta į organizaciją, kokią organizacija patyrė žalą ir kokios išmoktos pamokas. Tai ką galim išmokti iš svetimų klaidų, nes jos visą laiką yra pigiausios. Pirmasis tipas atako, su kuo susiduria organizacijos, tai DDoS atakos, vienas populiariausių atakų tipų, kuomet turite internetinį puslapį ir jį yra paduodama daugybė netikrų užklausų ir, grubiai tariant, kanalas užsikiša, tai realūs vartotojai nebegali pasiekti elektroninio portalo ir organizacijos pernai metais turėjo vieną didžiausių DDoS atakų Lietuvoje turėjome, kai netgi per vieną dieną buvo laužiamas ir buvo užkišami daugiau nei 10 skirtingų organizacijų puslapiai nuo BNS, City Service, Akropolis, Orlen Lietuva, Linas Agro svetainės buvo sutrikusios. Tai taip pat nagrinėdamas internete yra viešas puslapis Cyber Conflicts, kuriame pasirinkus Lietuvą galime pamatyti, kiek DDoS atakų viešai yra pažymėta, jos nutiko Lietuvoje. Tai pažiūrėjus praeitų metų spalio lapkričio mėnesiais, beveik kas antrą dieną buvo vykdoma Lietuvoje DDoS ataka prieš vieną ar kitą organizaciją. Kas man asmeniškai gal keista, kad visą laiką galvojau, kad DDoS atakos dažniausiai vykdomas yra prieš portalus, naujienų portalus ir prieš valstybinės organizacijas. Bet matome, jog buvo tikrai prieš skirtingas organizacijas, prieš finansų institucijas, prieš autobusų kompaniją. Tada kiekviena organizacija gali patekti po šios atakos taikiniu. Ir ką galime pasimokyti ir ką galime daryti? Tai visų pirma, įsivertinti galimą reputacinę ir finansinę riziką, jeigu neveiks elektroninis paslaugų portalas. Tai jeigu patirsite DDoS ataką, ar jūsų reputacija sublogės, ar patirsite finansinius nuostolius, kad įsivertinti vidutiniškai, sakyčiau, DDoS atakų užkardymas trunka apie 1 parą, tai 1 parą būna nepasiekiami portalai. Jeigu įsivertinti ir supratote, kad jūsų portalas yra svarbus, tai patarčiau naudotis WAF, Web Application Firewall paslaugą, populiariausia tokia tipo paslauga yra Cloudflare, arba dedikuota anti-DDoS sprendimą, tai kuris apsaugotų nuo tokių atakų. Kitas pavyzdys, Banking Lab atvejais, arba Baltic Amber Solution, tai programavimo įmonė, kuri teikia softo paslaugą finansiniam institucijom arba kitaip vadinamam fintecham. Tai pernai metais jie patyrė ataką kibernetinę ir pagal žiniasklaidą tai buvo viena didžiausių nusikaltimų Lietuvos istorijoje. Mano požiūrį tai buvo labai keista, kad buvo pasirinkta finansinė institucija ir pirmą kartą buvo įsilaužta į finansinę instituciją, kadangi jos investuoja nemažą dalį pinigų į saugumo produktus. Tai kaip buvo įsilaužta? Įsilaužta buvo pasinaudojus naudojamos programinės įrangos pažeidimumo spraga. Ką tai reiškia? Tai jie, kadangi yra programavimo kompanija, tai nebuvo spraga pas juos suprogramuotame jų produkte, bet jie pirko vieną iš programinę įrangą, softą, globalų, ta globali programinė įranga turėjo pažeidžiamumus ir viešai prieinamus, viešai žinomus, tai greičiausiai laiku neatnaujino tos programinės įrangos ir buvo išnaudojus tą pažeidžiamumą, buvo įsilaužti ir pavogti duomenys. Tai kokia buvo patirta žala? Organizacija negalėjo teikti paslaugų beveik 1 savaitę, kol užtruko incidento analizė, per kur buvo įsilaužta, užkardymas, ir pradėta vėl organizacijos stabili veikla. Buvo prarasti keli šimtai klientų duomenų. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, jog organizacija teikia juridiniam asmenim duomenis, ne viešiem. Ir taip pat patirta reputacinė žala. Ko iš to galime pasimokyti?
Tai du dalykus. Pirma, naudoti saugumo operacijų centro paslaugom, tam, kad būtų galima laiku pastebėti, jog vyksta nesankcionuoti veiksmai ir kažkas jungiasi iš išorės prie jūsų infrastruktūros, kažkas siunčiasi duomenis. Taip pat atlikinėti reguliarius pažeidžiamumo skanavimus, vulnerability scanningus arba saugumo auditus, angliškai pentestus, tam, kad galėtumėt laiku pastebėti savo naudojamos programinės įrangos pažeidžiamumus ir juos ištaisyti. Kitas atvejis, tai CTB atvejis, turbūt vienas garsiausių atvejų visuomenėje, kuris labiausiai nuskambėjo, kai buvo programišiai pasisavino ir viešam forume paskelbė dalies CTB klientų informaciją. Tai panagrinėkime, kas iš tikrųjų tenai nutiko. Tai buvo įsilaužta skanuojant prieinamą tinklą ir atradus užšifruotą rezervinę duomenų bazės kopiją. Ir ta kopija buvo šifruota, bet tas šriftas buvo pasenęs ir bet kas internete galėjo atsišifruoti. Tai kas iš tikrųjų nutiko, tai greičiausiai duomenų bazių administratorius norėjo arba testiniam tikslam, arba migracijos tikslam, pasidėjo duomenų bazę į vieną lokaciją ir padarė ją visiems prieinamą. Kai kolegai turbūt norėjo duoti prisijungimus, kolega ją parsisiuntė, su ją pradėjo vykdyti veiklas ir tiesiog administratorius pamiršo tą duomenų bazės pasiimti, ištrinti arba pažymėti, kad tai būtų private, o ne public, prieinama visiems. Patirta žala, tai buvo atskleisti ir viešai paskelbti daugiau nei 110 000 vartotojų duomenis, klientų duomenis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija skyrė 110 000 eurų baudą CTB organizacijai. Vis dar yra nagrinėjamas ieškinys iš kliento, tai mačiau netgi praeitą savaitę pasirodė papildoma informacija, kad tas ieškinys yra teisme ir dar nėra priteista žala. Bei organizacija patyrė tikrai didžiulę reputacijos žalą. Bent jau trumpuoju periodu manau, kad buvo prarasta ir ne 1% klientų. Ilgoji perspektyvai turbūt įdomu būtų išgirsti iš jų, kaip tai paveikia. Ir ką galim pasimokyti? Vėlgi, du dalykus. Tai pirmas dalykas, skirti dėmesį IT infrastruktūros priežiūros kokybei ir procesam. Tai šiuo atveju turbūt didžiausia klaida buvo aptarnavimas ir priežiūra. Ir nesvarbu, kiek turit saugumo produktų, gal irgi paminėsiu pavyzdį su namais, kad jeigu nesvarbu, ant kiek šarvuotos duris, ant kiek kamerų turėsit, kiek turėsit signalizacijų, bet jeigu paliksit duris atidarytas, tai jas į namus galės užėti bet kas. Taip ir šiuo atveju buvo. Klaida buvo konfiguracija ir saugumo priemonės tikrai ne visos būtų padėjęs apsisaugoti. Kas būtų pastebėjęs tą konfiguracijos klaidą, tai vėlgi saugumo operacijų centras, kuris surinkinėja informaciją iš visų šaltinių, ją analizuoja ir galėjo pastebėti tokią saugumo spragą ir konfiguracijos spragą ir ją informuoti administratorių, kad būtų ištaisyta. Kitas atvejis, grožio chirurgijos atvejis. Tai vėlgi plačiai visuomeniai nuskambėjęs atvejis, kuomet buvo prisijungti ir pavogti labai jautrus klientų duomenys, tai klientų nuotraukos, intymios nuotraukos, vardai, pavardės, operacijas, kokias jie atliko. Ir kas įdomiau turbūt šiuo atveju, tai kad buvo prašoma išpirka tiek iš pačios grožio chirurgijos, tiek iš jų klientų, konkrečiai tam, kad nebūtų paviešintos nuotraukos. Tai kaipgi buvo įsilaužta į grožio chirurgiją, tai buvo pasinaudota buvusio klinikos darbuotojo prisijungimo duomenimis. Ką norėčiau irgi atkreipdėmėsi, tai kad įsilaužime dalyvavo, bent jau teisiamas irgi yra jų buvęs darbuotojas, bet jisai jungiasi ne savo duomenimis ir ne savo username ir prisijungimo slaptažodžiu, tai kito kolegos. Kokia buvo patirta žala? Tai buvo parduodami daugiau nei 24 000 klientų duomenys internete, tiek buvo nutekinta klientų duomenų. Pacientai prisiteisė daugiau nei 20 000 eurų neturtinės žalos iš klinikos ir klinika patyrė tikrai didžiulę reputaciją žalą, kadangi pacientų vėl užsitarnauti pasitikėjimo buvo labai sunku. Ko iš šio atvejo galim pasimokyti? Tai vėlgi du patarimai. Pirmasis, skirti dėmesį infrastruktūros priežiūros kokybei. Tai šiuo atveju buvo padaryta klaida ir procesas nesutvarkytas
išeinančių ir ateinančių darbuotojų, kuomet jam yra sukūriami prisijungimai, tai išėjus darbuotojai matomai nebuvo sunaikintas jo vartotojas, neužkardyta tai, kad jis nebegalėtų pasiekti sistemų, tai tas prisijungimas buvo paliktas. Ir antrasis dalykas, kas būtų šiuo atveju padėję, tai jeigu organizacija būtų turėjusi privilegijuotų vartotojų sprendimą arba kitaip PAMą vadinamą, tai slaptažodžių vartotojų valdymo įrankį, jis būtų apsaugojęs, kadangi per šį įrankį vyksta visi vartotojų kūrimai ir naikinamai. Ir paskutinis atvejs, tai Vilniaus rajono savivaldybės atvejs. Pernai metais gruodžio mėnesį vykęs incidentas, kuomet Vilniaus rajono savivaldybė patyrė kibernetinę ataką ir buvo užšifruoti visi savivaldybės duomenys ir atsarginės kopijos. Tai savivaldybė patyrė ransomware ataką, dar kitaip vadinama, kuomet yra užšifruojami duomenys ir prašomi išpirkos. Tai kaip buvo įsilaužta? Tai šiuo atveju uždėta yra varne žvaigždutė, tai norėčiau atkreipti dėmesį, jog vyksta dar tyrimas ir Kibernetinis saugumo centras dar nėra iki galo paskelbęs informacijos. Mūsų ekspertų spėjimu tai buvo įsilaužta per kredencialų vagystę, tai per vartotojų prisijungimus, tai buvo jie išlaužti. Ir kokia buvo patirta žala? Tai užšifruoti visi serveriai ir rezervinės kopijos, turbūt tai yra vienas iš blogiausių dalykų, kas gali nutikti organizacijai. Pati organizacija buvo sutrikusi savaitę ir negalėjo veikti, tai negalėjo išmokėti tiek vaiko pinigų, tiek pensijų, tiek bendrai jokių sistemų neturėjo. Ir kelių sistemų atstatymas užtruko net keletą savaičių, netgi iki mėnesio. Ir savivaldybė neinformuoja, bet spėju, kad netgi nepavyko atstatyti visų duomenų, kadangi greičiausiai turėjo tik tai senas rezervinės kopijas, iš kurių nebebuvo galima atstatyti naujausių duomenų. Tad tokio tipo incidentas labai skaudus organizacijai. Vėlgi, ką galime iš to pasimokyti, tai dviejų dalykų. Tai pirmas dalykas - reguliariai daryti atsarginės duomenų kopijas ir jas saugoti atskirtas nuo pagrindinio tinklo. Tai reiškia, kad serveriai yra viename tinkle ir jeigu įsilaužia ir pasiekia jos įsilaužėliai ir nutiktų vėlgi ransomware ataka, jie būtų šifruoti, tai kad negalėtų jie pasiekti rezervinių kopijų ir juos užšifruoti. Antras dalykas, tai reguliariai tikrinti, jog iš rezervinių kopijų įmanoma statyti ten saugomus duomenis. Dažnai organizacijos darosi rezervinės kopijas, bet prireikus jas atstatyti nėra įmanoma. Kaip ir šiuo atveju, jos buvo užšifruotos ir tada tampa kaip ir pats veiksmas niekinis. Ir kitas dalykas, tai įsidiegti naujos kartos apsaugas IDR, NDR sprendimus. Tai šie sprendimai apsaugo nuo ransomware atakų konkrečiai ir būtų padėję organizacijai apsisaugoti ir nebūtų užšifravę jų serverių ir rezervinių kopijų. Taigi, kaip neprarasti to budrumo? Iš šių pavyzdžių matosi turbūt keletą dalykų. Tai kad vyksta 4 pagrindinės atakos. Pagrindiniai 4 yra atakos vektoriai. Ir jie yra tiek populiariausi tiek Lietuvoje, kaip matome, tiek ir pasaulyje. Tai DDoS atakos, programinės įrangos pažeidžiamumai, kredencialų vagystės ir konfigūracijos klaidos. Tai 4 pagrindiniai atakos vektoriai, ką mėgina programuotojai ieškoti, kur pas jūs yra silpniausias vietos ir jas išnaudoti. Tai kaip ir minėjau, nuo DDoS atakų geriausia saugotis Web Application Firewall, anti-DDoS sprendimais, Cloudflare paslaugomis, tam, kad jūsų puslapis būtų apsaugotas ir negalėtų jo didelis tinklas greitai nulaužti. Dėl programinės įrangos pažeidžiamumų, tai geriausia daryti saugumo pažeidžiamumų auditus, jos darytis reguliariai, kartą per metus ir analizuoti ir spręsti, kurios vietos yra pas jūs silpniausias ir taip apsisaugoti ir ten investuoti pinigus ir laiką. Nuo kredencialų vagystės, tai geriausiai padėjo slaptažodžių valdymo platforma PAMas, vėlgi tam, kad nebūtų jų išnaudota ir tam, kad galėtumėt saugiai jaustis. Ir konfigūracijos klaidas sprendžia IT infrastruktūros priežiūra, aukštesnio lygio, su aiškiais procesais, su aiškiom rizikom, su aiškiais
aiškia informacija, ką daryti, kai išeina darbuotojas, kai ateina naujas darbuotojas. Ir paskutinis, ką minėjau, tai saugumo operacijų centras. Tai jisai tiesiogiai nuo vieno ar šito vektoriaus negina, bet ką jisai daro, tai surenka informaciją iš visų šių skirtingų atakų, jas pastebi ir pastebėjęs gali informuoti, kad vyksta tokia ir tokia ataka ir tada jau įsijungti konkretus atsakas prieš įsilaužėlį. Tai be pamatymo, be akių labai sunku orientuotis. Ir besiruošdamas šiam pranešimui, skaitydamas straipsnius, radau vieną įdomesnių straipsnių. Tai NordVPN, jeigu gerai pamenu, saugumo analitikas 2022 metų straipsnis 10 garsiausių asmens duomenų vagysčių Lietuvoje. Ir norėčiau palinkėti, kad kaip po 2 metų išeis toks pats straipsnis 10 garsiausių asmens duomenų vagysčių Lietuvoje, kad jūsų organizacija neatsidurtų tarp šių logotipų ir kad pasimokytumėte iš kitų klaidų, nors tai yra labai sunku ir visi mokosi iš savo klaidų, bet jeigu pasimokysim iš kitų klaidų, tai bus daug pigiau, daug lengviau gyventi ir išvengsite tų paprastų klaidų, kurias jau padarė jūsų konkurentai, kolegos ar jūsų draugai. Tad linkiu saugaus gyvenimo ir kad pavyktų išvengti kibernetinių incidentų.